galėsim pasimokinti su laisva važiuoti. O galim dar nepriprast, nes aš žinau, kad priprasiu bus batai. Nerodyt? Ne, nes aš žinau, kad įdaryti ir jau porą kartų padariau. Esmė, kai tu, pavyzdžiui, matai, kad raudonas, tai tiesiog įsijungi laisvą. O pirmiausia, aišku, matom raudoną, mes iš anksčiau atleidžiam gazą, perėsim gali, pavyzdžiui, pabandysim varyti. Atleistam gazą, lengva variklis pastabdo, palengva. Vis tiek tai bus apie Jo, tada pabiškis stabdais ir tada išmeri sankabą ir išjungi poweras. Išjungi poweras, sankabą atleidži, išjungi. Ai, tiesiog ir leidži ir tada privyri. Gerai, bet mes nedarykim. Slidus apledėjęs, apsuktas kelias negalima, klaidą arba gali tikrai neparašyti, man sakė. Šiaip klaidą pagal vertinimo kriterijus, bet registrui sakė parašyti čia vienam. Arba čia aš kaip sugėdęs telefonus, ką man sakė, aš tau sakau. Nu, tada negalima nuo kalno važiuojant laisvų naudoti. Klaidą. Vingiuotam keliai įsims laisvą klaidą. Nu, tada negalima sankryžų sukant. Bet kokia kryptim. Iš kiemo išvažiuojant, kad būtų kritinė jau klaida. Bet tai labai lengvai galės lysti, kaip sakoma. Jo nevaldai, mašinas visiškai kaip režimo. Tai va, ekonomiškas vairavimas, ne? Ar čia lėkti? Gali ir greit nepasukti. Galim net atkreipti, kad dėmesį per langus, kas vairuoja. Močiai sėdėtų. Moteris vyras, matos ar agresyviai važiuojantis koks nors, ar ne. Gal tai gali nuspėti, kaip jis tai važiuos. Greičiau, lėčiau ten tą sankryžą. Dar reikia žiūrėti, kad nebūtų mašinų, bus mašinų sustos. Nu, tu nusižiopsuosi, arba staigiai teks stabdyti, arba bandysi atvažiuoti ir avariją padaryti. Man šitą skamba labai baisiai, mama čia sukinėjus. Taip, ekonomiškas vairavimas. Ai, čia ne visą. Eis, kitais. Ekonomiškas vairavimas. Venk važiuoti ilgai žemom pavarom. Tai aš dabar čia su ta ketvirta, kai lėkiau, tai čia... Ne, tai ne žemo, čia ne. Nu, dar gerai buvo. Tada jau turi važiuoti. Nu, dabar jau praleisiu, sorry. Vengt važiuoti ilgai žemom pavarom. Tai yra pirma, tai per mašiną. Tada reikėtų su antranė ilgiau kaip per porą automobilių, tai iš pasiekus trečią įsijungti, aišku, tai reikia padaryti greičiau, lygiai aišku. Ketvirtą naudojam, nu jeigu yra galimybė ir mašina tai leidžia kaip šitą, naudojam penktą, tai kaip šitą. Svarbu, va, nevažiuoti ilgai, tada tolygiai bėgėtis. Negali būti, kad gazą išspaudžiau dugną, ten mašina šoki priekį, dega raudonas, irgi neturėčiau bėgėtis. Iš anksto viską daryti, tai iš anksto tą gazą tą patį atleisti. Tolygus lėtėjimas, tolygus greitėjimas, svarbu labai atstumą laikyti nuo priekinių mašinų važiuojant. Nelaikysi, nu, arba klaidą šiaip per egzaminą, gali baigti kritinį. Jeigu per arti privažiuosi ir paskui pradės stabdyti. O gali dėl tai neklaida už tai, kad stovi per toli, pavyzdžiui? Taip, per arti per toli negali būti. Kad čia jau toli? Čia normaliai. Pasiliekam tiek vietos, kad galėtume atvažiuoti. Gerai. Tai va. Tas ekonomiškas vairavimas atsiremia į kuro sąnaudas. Ir kad ekonomiškiau taupiau važiuoti. Aišku, pagrindas yra saugumas. Ir kad, nu, va, sakykime. Tai va čia iš valdymo pusės. Iš ekonomiškos dalies. Daugiau. Kas yra dar svarbiau. Stebėti ir numatyti, kas vyksta keliai. Sunkiai, ne? Turi matyti, ką kiti vairuotojai daro, ką jie gali padaryti, turi sverti. Bet žiūrėjai, aš tau nesakiau gal, yra YouTube regitros kanalas. Aš tik tokia dalis, o gal ne, meluoju. Ten bus senesnį video, 8 metų jau, bet viskas dabar pakokas tinka, ten niekas nepasėlėtas. Ten va, kaip stebėti, kad vyksta keliai, kaip numatyti kitų vairuotojų elgesį kelyje, tarkim, skenuoti visus vairuotojus. Aš turėčiau važiuoti su penktą, ne? Na, galėtum važiuoti. O mes čia keis važiuosim, pavyzdžiui, kiek reikia stebėti ir matyti į priekį, kas vyksta, kiek metrų. Ai, nežinau, dvigubai kažkaip negu. Kiek įmanoma toliau. Ai, wow. Tai pusę kilometrų ir stebi, kas už pusės kilometrą darosi. Tam, kad tu gebėtum laiko priimti sprendimus kažkokius. Tai va čia egzaminų. Gyvenime, tas ekonomiškas vairavimas, dar galim pridėti rinktis tokius maršrutus važiavimo, kad kuo mažiau reikėtų sustoti. Suprantate, ką norėjau pasakyti? Pavyzdžiui, rytą, ne, tu gyveni pietiniam, tai turėtum rinktis tokį maršrutą, kad kuo mažiau būtų šviesaforų ir mažiau reikėtų stovėti prie kiekvieno.
pavyzdžiui, Tilžės gatvė jau reikėtų vengti važiuoti. Nu, nes čia tų šviesoforų. Šviesoforų daug kiemų A mes centrą įvažiavimų. Tikrai. Nu, centrą. Na šiandien pagalvojau, ryte galvojau, bravo, Regita, važiuoji į centrą. Šiek tiek, kiek mes prasukom, tiek važiuoji. Čia faktiškai šiek tiek mes jau ir ten tada pailstis. O tu tai užgesai. Dabar užsivėlis. Ką jis daro, mes nematom, reikia jo, tai dėl to turėtum didesnę sumą balkimo mašinos. Jeigu nepalaikai atstumo, tada sunku įvertinti situaciją, kas darosi. Matom, kad stabdo, mes artėjom prie jo, o kodėl stabdo, jis nesimato. Matau autobusą, nežinau, gal šiaip užkliuotas. Autobuso duris užsidarė ką. Gali persidėti. Gali būti. Nu, tavo būtų klaida. Gerai, aš norėjau pasakymu, jau gerai tavo įsivažiuoju. Labai važiuosi į antrą, tai man reikia grįžti pirmą. Gal grįžti. Logiškai Vėliau. O už tai, kad tu persirikėjai šiaip gyvenime, aš sakyčiau tikrai labai gerą mintis. Bet tiesiog neklausyk jam, tai daug persirikėjai. Bet per egzaminą, kodėl jie dažniausiai rašo klaidą už tai, kad tu taip padarai. Kur? Ant viaduko ar aplamai? Ne, čia dabar padarysi. Ai, tipo į antrą, kad pasitrauktų. Per reikalą į antrą, čia važiuoja antrą juos. Nieko mes čia daug nevažiuojam. Tai geriausia būtų, aišku, stabdyti ir palaukti. Dar tiesiai? Aš esu Tiesiai. Gerai, čia nesam. Čia nesigaudžiu 30? Jau man ženklus reikia laikyti. Ai, čia palaukot, čia nėra, kad jie kažkai raudona, ne? Nu, biškai jau. Nepaprašai stebėti veidrodėlius, kažkas reikia. Aš jį turėčiau, ar mes neturėčiau man juos, nes man juos tai vis tiek. Ten suktis paskui reikės tą kamerą. O jie praeina tam... Jie praeina dar šildas dar tiek matau. Jo, smagu. Smagu. Tai Marksas įlaikė mokyklinį, bet jam dar gimtadienis nežinau kada. Nu. Atrodo, kad tu... Ir prieš egzaminą susivažiuosi. Pravažiavimą. Ai, tai, o kelintą, iš kelintą čia išlaikė? 11. Šaunuolis. Nu, ką aš nekankinsiu, jį gerai važiavo. Jeigu tai pravažiavimą, tai aš atsisakansiu, prisivažiuosiu prieš egzaminą, kad būtinai jau išlaikyti. Gairę. Nu! Kas, nu? Kieno ženklus? Bet atstumų buvo didelis, švelniai sankaba. O Jėzus, sorry, man jau atrodė per greitai. Turiu neįvažiuoti išmintą paskui sunkvežimis į dešinę. Dabar? Nu, paskui sunkvežimis. Sankvežimis. Na, tai čia nori mane vietoj vaikščiai. Tai min kol neužgėsi į sankabą. Ai, neužgėsi. Tai neįs per antrą perį. Jau einu, bet sorry. Nu, jau einu, tai va prikrepai. Tai jau būtų kritinė, jo. Tai buvo sunku, va, pagalvoti blogiausią scenarijų. Jo, nepagalvojau. Nepagalvojai. O dabar aš būtų minus stabdžius, jeigu pirmą dar ramiai prie būtum ir sustoji. Tiesą pasakius, aš nežinau, kad čia. Dar vis tam. Nu, ne. Ne, trim? Jo, buvo ženklus. A ne, aš manau, kad ten tik tais... Per centrą važiuojant, va, čia yra čia Varpo gatvė. Šalia yra Dvaro, ten yra Tilžės, visos 3 gatvės 30. Čia gali su atsakiau važiuoti. Aišku, 20, nežinau, ne visos mašinos pavažiuosi, kuriuos čia 20. O čia pradėsi mašiną čia? Taip, bet reiktų viršiai gal jau stabdyti, tiek bulvaras, išlysi tiesiai po pastatą, gali būti, kad koks žmogus eis. O, kokius šortai prie manęs. Gali laiko nepastebėti. Jūs nėra? Nėra. Pavasaris ateis, trys dviračiai nužydovės, kaip važiuoji. Pastatrukai atsiras, tada bus daug greitesnis tas eismas tarp bulvarus. Tai visi jau atsargiai važiuoja. Tai trečią valandą, gal trečią mašiną už čia. Perėjo, ne? Prie perijos padėčių nėra, po kairę nematau. Čia gal ir čia nusim, po kairę. Ai, čia kaip prieš perėjo. Taip. Kairę, sakyčiau, šakorę. Nu, čia... Stop linija, matau tik vieną juostą. Aš toliau pamatau. Buvo pasimatas. Vėliau irgi gali kažkas trūkti. Kairė, o čia ką čia pervaist? Ten žmonės, visi čia tiesiai važiuoja. Tai man reikia biškį išvažiuoti, o ne? Pasileis tą. Ta moteris spės praeiti ir kol mes privažiuosim iki vidurio. Gerai, Dar vieną mašiną važiuoja ir reikia žiūrėti, kur jinai važiuos. Aš kad nekenčiu tokio.
fainai. Reikia Ne. mokėti. Tai vat būtent. Man Jų labai mažai bėra tokių, kur reikia prasileisti. Zinga, fainai. O, Yra dvi ta viena prie tiesiai Bruklino, važiuoji. kur yra žiūri nepatinka. Dvi nu tai jo, ta gera ten yra. Žiūri. Nu, va čia irgi 3 tiesiai važiuoji. Nu, tai faktiškai mes čia ramiai važiuosim, prasileisim. Reikia įvažiavus tuose naujuose šviesoforų nedėti. Kad matytų. Čia va tik matai šviesoforus. Na. Įvažiavus jau tu nieko nebematysi. Reikės stebėti srautą. Aišku, dar važiuojam. Gerai, aš neskubu. Jo, važiuok, įvažiuok į sankryžą ramiai. Sanką balkink nepaleist. Bet galim dar mes žiūrėti tą žmogeliuką žalią kodegą. Reiškia, kad jis žalias. Jis dar žalias. Palikim jam šiek tiek vietų, daugiau pėsčiųjų nėra. Tavo reikia šiek tiek kairę, kad Aš nebūtų paliko aš noriu. Sorry, kai Koks ženklas buvo? Nemačiau. Zonos pabaiga. Ai, važiuojam. Aha, važiuojam, bet reikia ženklas pasakyti. Gerai, nežiūrėjau, atsiprašau. Sakau. Turėtum visą laiką vairuodama dėlioti žingsnius, ką tu darysi. Jo. Šitą kažką reikėtų pasi... Nežinau, kaip logiškai viskas turėtų būti. 30. 30 negaliu. Tik tavo pamatei? Jo. Aš jų mačiau senai. Nu, jum gerai, ką? Nu. Ženklų nežiūri. Ne. O dabar? Dinga, nu blemba, nu. Tai kam čia tas? Iš perėjai. Susimažinti greitį, kad būtų saugiau. Gerai. Matau jau raudonas dega. Periferijos nieko nebuvo. Šviesoforė reikės į dešinę suktis. Mes jau galim pasidėti ženklus, pamatau 30. Tas 30 man jis tą sako, kad iki sankryžos, o sankryžos tai nebėra, bet mes į dešinę suksim. Reikės žiūrėti dešinėje, ar nėra tokio pat. Čia gal neužstatyta, nereikėtų išvažiavimo. Jo, galėtum ir palikti. Nu, biškai užstatyta. Tada matau ženklus, duoti kelią, neaktualu, nes šviesoforai ir dar ilga rodyklė. Nu, tai jau man svarbesnė šiek tiek. Tai greitai. Ne, ir dar kartą ne. Ten vien pusės. Vien pusės, o mes galime tiek ir 10. Būtų apvalus ženklas, tada tik į 10. Čia kriterijos nėra. Nu, gerai. Vienpusis parkingas 30 ženklų nėra. Tai čia iškart galim taip. Jeigu pamatėm tą mašiną stovinčią, o tada galim iš karto sugrįžti iš karto. Ar aš esu grįžtu? Ne, iš karto grįžti laiką. Galbūt būtų galima prisiparkuoti čia, kur nors pasirinkus. Nemanau, čia Nemanau. Tai man tie Ten tarpas yra kažkoks, jeigu nebus tik įvažiavimo kartais, jeigu vienu. Čia prieš šitas yra. Jo. Aš nejaučiu. Gerai. Tas veidrodis lygiai. Nu, dabar nežaidžiam. Nu. Veidrodis. Ką veidrodis leidžiu? Veidrodis. Nu ir dabar važiuoju. Nu tai, gerai. Išjungiau, nes negalima reguliuoti. Nu, dabar važiuoju, bet turiu... Ir kada reiks sutarti? Nu, tada ant sniego balto to gardinio užsidėtų praeitėme. Jo. O tą juodą sniegą turėtum tarp geras, atrodo. Nu, dar biškį. 1, 2. O, gerai išnaudojame. A, nes sankauką tu pakėlė. B. Dalyvauji. Ką? Ką išreda? Pakva. Aš negaliu, kad ir nesu tvaira. Bet čia regysiu labai gražiai. Aš abijau biškai. Gerai, aš nežinau, ką daryti. Vietos neužtenka. Gerai. Padarysiu taip, kaip sakė. Daug kas nuslėpti iš karto. Nu, jėzau. Tai čia orientuotis, kad paslėpti tiek vietos. Žinai, ką reiškia žodis orientuotis? Tiesa, nesiorientuoju, vas pratom. Bet nebūtina tau išvažiuoti. Galiu praleisti mobilę mašiną. Praleisiu. Jeigu man tai įvertinti, tai kad tu nespėjai turi įsidėti srautą greitai. Ir vėliau pasilpala. Aš nestu. Vaikinė. O, vaikinė. Vos nebuvo avarija.
Buvo įtinė, važiuojam kaip pensininkai, gazas dugnas, bet jokio efekto. Nebuvo taip. Gerai, kaip ar pusės nesiparkus lygiai yra čia. Nu, mastas lygiai žiūrėk, tai. Aha, aš niekada nežinau, kas tai yra. Va, už perėjos, tai. Už perėjos? Nu, va, tos. Tai va dabar? Nu, tai ten, taip, sanka. Kur tą mašiną Nu, važiuoji? taip, taip. Tai man čia reikia va čia persirti. Kabuot. Sorry, praleisiu Oi, mane. tai tam sanka palaikai nuvyks. Atleis atsako greitai. Ei, nu tai antrą, aš kam O, noriu. skrydžiai išjung. Na, aš jau noriu. Blogai. Dabar čia ten bus prasideda, o čia? Tai O kaip aš lėkiu? nu, tai reikėjo sankamas nelaikyti. O ką reikia? Nu tai aš norėjau užsivesti. Surprise, surprise! Uhu! Nu, va, matai, kaip tai įdomi. Juos tavo tie apšlakvoką atrodo, ne? Nu tai fainai, ne? Turi kelią važiuoji. O tai ką, dešiniau? Tai aišku. Man patinka, tai aš aplink Va, va. Kauną. Ui, kaip važiuoju. Galima iki 20. Dar dešiniau? Gerai? Važiuoji, ne? O tai ką man dabar su mašina daryti? Kaip suprasti, ką Parodyti, kad važiuoju Tai čia? aišku. Nu tai tai jūs kaip daro? Atsidairiau. Tada paleisi vairą. Važiuosiu dabar čia. Taip, nereikia tokį mažą tarpą. Ir dabar reikės parodyti atgal. Aišku. Bet už perėjos. Dabar gali. Dar, nu, aišku. Tada jau gaunas už perės. Nu tai, aš nežinau. Osmosas. Kur mes čia važinėjom? Nesubūdų šitą. Nu, va. Čia regitrą nevažiuoju. Gerai, gerai. Čia naujos gatvės nematytos. Galima vat stebėti ženklus. Mhm. Jau nebeatminsit mintinai kokios buvo. Nematytą vietą turi jau atidžiai važiuoti, stebėti. Nežinai, kas kur tavęs laukia. Kem, Taip, mačiau. taip, taip, na, iš kur matai. Pasižiūrėjau. Dabar reikia aišku galvoti, iki kur tas kelias. Tai galo. Gal, ne? Gal. Čia Pasakysiu, daug nebus kada. sankryžų. Kol kas nematau čia. Tai papasakosiu, kada baigsis. O gal ne, gal. Čia pas mus kažkiek vietų iš viso. Jėzu, čia tas stebuklingas būdas. Medelynas. Kampas medelynas. Ir aš tik iš toli mačius tik dar nėra. Nu, galim nusifotkyti, išlipti. Ten fotkis. Bet dar nelips. Va, dvaro gatvė čia, va ta, kur yra. Čia pasinaikina. Ai, Jėzu, čia. Žemaitės gatvėje į dešinę. Stebėk srautai iš anksto. Priimk, vat, jeigu yra, važiuojam. Jeigu yra, sustoji. Nebus, ne? Oi, vat matau, ką padariau. Čia jau baigės dabar jau. Dabar su Nu, aš jam pavyzdį nematuoju. Čia vat sankryžą va dar vieną kirtom. Jeigu būtų kažkokie pribojimai, ten būtum nepamačius, čia būtų pakartota. Sankryžą panaikinta. Tai reiškia, pribojimų nėra. O tik X-ikų. Tai reiškia, Nukirs. nukirs. Čia gatvė tvarkys. Geras. Tokia tvarkinga šitą vietą. Nu, Nu, vieta. jo. Nu, nežinau, apie vietą reikia kažkur lygiai. Nu, kažką darys, šaligatvis platins dar kažką. Visą nagalą tvarko jau. A, mes čia. Geras. Kada bus susivės dešinė, visais negalim. Nu, pamažu. Ar per plytą važiuosi? Mielai. Mielai. Čia reikia praleisti juos. Pagrindinėm ir jie pagrindinė. Bet tu į dešinį, į kairę. Nu, čia jau regitrą retai kada važiuoju. Su lengvom mašinom. Satūrom čia kažkaip atsimenu. Per toli. Kur toliau? Šis atvorės nusilikėjai. Stabdžiau, sorry. Labai kažkaip skaudžiai stabdau aš. Per staigiai. O ką čia? Čia vėl jūs įpaleisti. Pamatysi. Žalia. Gerai, tegu ne.
Ramesnis, neužsidek. Vis tiek turiu praleisti tuos planus pakelomis. Kūračka. Šiaulinis stovi mašinas. Biškį gal greičių reikėjo? Reikėjo, aš labai bijau. Ženklas buvo. Nemačiau. Dviem pusės. Tai žiūrėjai dar pristovėdama, kol degė raudonas? Nežiūrėjau. Labai buvau skoncentruotas, kad nesisvašytas. Čia galiu pasitraukti. Reikia. Kadangi turi dvi juostas, jau linijom važiuoti nebegali. Važiuosi liniją, gausi greičių. Reguliuojamai sankryžai mes pasuksim kairėn. Kadangi žinom, kad suksime kairę, tai sugrįžt nereikėjo. O nesakys, kad būtum nesugrįžus, tai jau čia yra kur. Tai sakėte, aš klausiau. Nebuvo, sakau, negali būti. Nebuvo. Matai, 30 daugiau. Ane? Ar dar matai? Nieko. Matau Dėk tas rodyklės. operis, posūkį rodys. Mes apie laisvą kalbėjom, apie ekonomišką vairavimą kalbėjom, ne? Jo, viską aptariam. Na, gal norite šiandien pasitestuoti? Ar ne? Na, aš tiesiog noriu pavažiuoti ir pažiūrėti, kiek galiu klaidų Tai padaryti. rašyk klaidas man. Jo, gali. Gerai, rašysim klaidas, pažiūrėsim. Prieš tai rašėm buvo 20. Negali būti mano rašym. Ne tavo Ai, rašėm. gerai. Bet irgi nusteikus šitas panašu. Gerai, aš įtampa. Pusę valandos iki 10. Klaidas. Pagalbos nebus. Gal kada nors prireiks žinoti. Nu, kažkas per egzaminą bus pagalbos, bus ir kritinė. Gerai, dabar ne visai. Ne, 11 ir 10. Gerai, viskas čia. Normaliai. Namuose važinėjai? Ne. Tai sakė, nevažiuosiu. Ai, ne. Sakė, kol nevarysiu, bent 10 niekur su manim nevažiuoju. Kol nebus ko? Bent 10, o jeigu sakė, nevažiuosiu. Ai, nu tai sakyk, valandos ir 10. Ui, esu kokios. Gerai. O, klaida. Super. Užrašytas, aš šitą patikės. Esu. Lietus plėvyko. Savažimas vėl turėtų būti, ne? Nu, čia kaip ir pabarstytas tas veksis, aišku, reikėtų prieš stojant jau kaip atsargiau, nes nežinom, ar visur suveiktų barstytas. Čia atrodo tokia kaip ir pliurzė. Bet vietą mačiau blizgėja dar kitam sublokui. Sniegų palyja.
dabar 9 skaitos. Toliau reguliuojamai į dešinę. Aš nežinau, kada čia juosta, čia vienas, ne? Dvi? O, Nu, nereik taip plačiai važiuoti. aš kažkaip galvoju, kad čia viena klaida. Gerai, aš nepagalvoju. Nu, galima, bet ir tai dar turėtum daugiau priekį biškį pavažiuoti atgal. Aha, čia pirma ir tada taip ir į antrąją. Taip, nes kaip metu. Na, aš gerai, kad į antrą įvažiavai, po to ir paskui pėsti reikėjo. Jo, gerai, smagu. Aš nežinau, kad toliau priekį. Čia sparčiau važiuoti. Ai, nežinai, kur toliau? Ne, žinau, viskas gerai. Į vietą. Biškį ir ne... O žiūrėti reiks trečiam išvažiavimui išvažiuoti. Aha, šiaip buvo atsvink. Ai, čia buvo susiaurėję šitą vietą. Ai, gerai. Ketvirtas, nes trečias vėliau ketvirtam išvažiuosim. Nu? Gerai. Neužsuk į kairę vairą smarkiai. Aha, biškį toli, ne? Jo, biškį per daug į kairę vairą pasuks ir tu iškart ant tų juostos. Žodžiu, buvo jau kairė vairą, ne? Nebuvai dar, bet aš tau pasakau dar kartą, kad nepamirštum. Jau reiks per egzaminą, tai nebūtų svarbu. Arba klaidą, arba kryptį. Čia paskos. Akivaizdžiai. Čia nėra, kad per pusę mašinos nespėjai važiuoti. Dvežanas jau šiandien.
Ir 18. Tamsai. Sveikinu. Ai, sveikinu, ne? Padėtis. Čia dešiniau paspėjau. Plačioj gatvėje jau jokių būdų. Jo. Okay. Reguliuojama į kairę. Čia į kairę esam sukę. Gal, žinai. Ten yra 3 juostos. Čia reikės prasileist. 3 į kairiausią juostą, arčiausias salelės. Ir dar reikės įvažiuoti čia. Į kairiausią juostą. Nu ir... Tenai. O ten nėra to? Greitėjimo juostą, kairiausią juostą, toks kaip pastatų. Į dešinę nebandyti važiuoti, ir vidurinį nebandyti, kairiausią. Nu, čia palei salelę važiuoti tada. Ir ten palei salelę atsiduoti. Aha. Ten kopūras tau suktum į dešinę, reiktų į greitėjimo juostą. Man, Bet čia aišku, suktis plačiai, jo reikės. prasileistis pareiką. Nu, čia tokia nesąmonė padaryta, bet turi važiuoti čia, aš ne. Ai, nu, čia būčiau autobuso vietoj važiavus, ne? Ne. Nu, jeigu į tą pirmą, tai... Nu, ten ne, ten greitėjimo, paskui tik stotelė. Ai, važiuočiau. Dešinė. Dešinė? Čia dabar? Bet jeigu dabar važiuojant tų juostų, čia lieka tokia? Nieko. Kitaip. Gerai, gerai, man nežinau, čia Taip neišeis, nebandyk niekada dirbti, jeigu jau. Kairė. Dešinė. čia dabar. Negana to, jis jau buvo paskambinęs į policiją pasakęs, kad aš jo gatvės praėjau. O kaip policija tada reaguoja? Nu tai išsiaiškina, kad šitie buvo pora. Kaip gali, kaip pasakyti, ar gali būti taip, kad tas visas dalykas baigėsi tuo, kad policija sako, jo, jūs tikrai pavogėt vat iš jo tą kompiuterį ir telefoną. Reikėjo parduoti per pusę gautus pinigus pastatyti. Kaip, nu kas čia per pasakyti? Čia reikėtų man... Susituokę nebuvo, gyveno Jo. Su pirma reikėjo privažiuoti. Aha, aš pagalvojau paskui tik tai.
Tai mes Baidytoje Kadangi matau, mieste turėjom teko O, apsikeisti, nes gerai. raštinį į Kalne. Aš taip galiu padaryti. Gazu, bet Sankabos nekliausiu. Oi, ratukai, kasas, kasas. Man kameras labai Sinešė net Žodžiu, klaidos, rozetes, ne? žinau, Bet va, kasimasis jau yra badai iš viso. Nu, čia nedaug buvo. skaičiaus, kad Bet reikėtų neužspausti tiek daug akceleratoriais, kad nesipastų. 30 tūkstančių eurų. Ant antikalimo padėdėti. Nu, galėsim. Viltis, kad neprivažiuosiu greitai. Per egzaminą? Jo. Nebūk naivi. Su jumis taip gali privažiuoti. Nu, bet tai čia jau Per noras egzaminą? tikrai būti kartu ir ateiti aplankyti ne tik skatinama. Gi bernai taip dažniausiai ir daro. Tai yra, kai skiriasi, tai žiūrėk, kad būna mūsų iniciatyva, o tada po kelių dienų kažkaip tai pasidaro, kad pasigalvoja, nori skirtis. Oi, labai daug užprašymų dėl to kampiniuko, nu gerai, atsiųsiu truputėlį vėliau. Taip, kampiniukas Lolo irgi savo keliais Tada sankryža į kairę. panašiai. Aha, va, dabar čia turėčiau biškį pasiruošti. Kokių daiktų nepasidalino su savo antraštėse. Nu, ko gero, jeigu jau rašysit, tai jūs būsit tas nukentėjęs, kuris juokiasi dabar iki šiol iš savo teksto, kad antai jam netgi patarimas prireikė arba jo pasiėmė puodelį, kurį jums dovanojo. Dešinę. Lūpytės sustotos, kaip mano šuoliukas. Labai gražus kronelio kūrinys, vat mes Su normaliu greičiu priartėta, ne? Nu, čia gali ledas, o tai ten priešdėčiu toksai, va, kaip ir lygus pavėšis, kaip ir ledas. Pradžioje, taip atrodė šitos žaismų žaidimai. Ne, matęs gerai, gali įvažiuoti. O čia klaidos nerašyti iš tiek. Pasitiko vis tiek reikia. Sankryžoj į dešinę. Vėlokai. Aha. Ne, nenormalu. Nereikia jums, ne? Nereikėjo, nes Nesikalbė. jo įkalbė užtenka. Ne, kas. Lapą uždavė. Tai nuo tos mašinos spausdinai. Dešinę. Lauk, taksi. Lauk. Čia papriekis svarbu. Paskui nespėsim. Bet čia, ne? Jo, šiaip per egzaminą čia jau jeigu važiuotam, nebūk pirmoj juostoj, būk iš kartoj, nes nebent pasakysiu, kai dešinę tada jau persikti. Plakatas sakant, dar. Tiesiai, nu, tipo ten šios. Čia irgi patiesiai važiuoju. Nu, maža tikimybė, kad su dešinė. Čia reikia papaskirti. Ne. Prašau. Gerai, negalvoju, kad taip. Tai tik už to sankryžą.
Spėjam. Taip prieš pat. Ai, čia dėl tų žmonių? Aha. Antras išvažiavimas iš žiedo. Nežinau, mano spektaklis turi pasitraukti. Kaip aš turiu tiesiog kreipdėmėsi dar kartą žinau. Antras jau. Tai išvažiuos antram išvažiavimui, aš po vietos pakuos, nes reikia čia. Ai, ten tai gatvė. Tada aš. Centra. Nu, Kėdariškai. A čia reikia važiuoti posūkį? Parodysiu. aš žiedą išvažiuoju būtinai. Ne, aš atradau viena juosta ir persirižai. Nereiks ir juos, tu buvai visąlaik pirmo juostą. Na gerai. Man čia tas, nu gerai, nenoriu. Šiaip klausimus, ar liks dar 5 metrai. Važiuojam, ieškot vietos. O čia yra vietos. Galiu už tos namus mašinos. Ai, ne, čia važiavims. Nu, tu jau palpa. Važiuoja tą vieną man. Kažin, tai čia? Šūkas. Gerai. Stenk negražai. Kaklai štamp tada. Gerai, apsakėsim. Nu, nėra dar tiesiai. Gerai. Aš biškiau, man mašiną turi. Tai atsisuk pasižiūrėk. Ką tu? Atsisuk pasižiūrėk. Nu, nėra dar tiesiai. Nu, kaip sugalvoj. Aš jau viską pabaigsiu. Baigėt. Oi, tai smėgėliaus. Gerai, priekį dar. Nu, metrą turėsim. Aš biškai daugiau pasivyčiu. Jo, biškai mašiną išmėgė. Čia negalė, ne? Truputį juda ir gali. Bum! Jo, praktiškai. Man tai baisu. Neišgazdinau. Baigė, ne tai reikia. Na, per petį žiūrėjai? Ne. Man kažkaip vis ieškot per tą petį, vis tą pusę nepasižiūrėjau. Jau buvau pažengus, jau buvau pradėjęs žiūrėti. Taip? Parkavomės įstrižai? Užsankryžos? Tenai vairo parkingas. Ne? Įstrižai net nemai. Va ten, matai, kaip mašinas stovi. Matau, bet nemai. Mes parkavomės? Ne. Nu, tai prisiparkuosim. Dabar? Ne, tuščioje vietoje. Važiuojam už mašiną, bet už tų dviejų čia. O čia reikėtų? Ne, Gerai, dabar būk. Ką daryti? Dabar rodyk posūkį į dešinę. Sankabą išsimini. Biškai pasižiūrėsim. Jungis pirmą taurą. Taip, žiūrim, linijos matos? Matos. Važiuojam dar į priekį. Dabar, kadangi linijos matos... Į kurią? Šičia? Į šalia jo. Ta linija šalia mašinos. Matai, kaip yra linija? Nu, važiuok dar į priekį, pamatysi. Matai? Nu, jo. Jinai kažkur čia turi tau matytis. Kai matysis ties tą vietą, tada suksim vairą į dešinę. Nu, tada važiuojant, sukam į dešinę. Važiuojant, jo pilnai susipojant. Laikyk sankabą, neįsibėgėk. Dabar reikia netiesinti. Jeigu dabar tu taip žiūri, atrodo įstrižai, bet pagal tą mašiną, žiūrėk, gal arčiau priekis įsižergęs. Tai dar leiskim biškį į dešinę, tu bent jau pagausim tą tokį tiesumą pagal tą automobilį. Va, nu sakyčiau, bent jau vairą reikėtų važiuojant atsukti. Ai, nu dabar jis susisukęs. Dar važiuok. Man atsuk dabar? Va. Ir dabar, nu dar biškį galim pavažiuoti, bet čia. Gal ne.
Reikia dar toli. Na, kažkaip Dar galim. bijau. Dar galim. Gal užteks? Reiškia, dar galim. Nu, aš bijau į ties pusryčių. Nu, dabar kaip ir normaliai. Nu, gaunas, nu tai tas stovi sulig pat sniego, ne? Nu, daug maž racijų, va čia kažkur tai bus, va. Nu, galim. Tai vis tiek, dabar gal. Dabar dar gali pasitikrinti, pavyzdžiui, veidrodį pasileis dešiniai pusėje, kaip ta linija, ar nestoja linijos, ar nėra labai didelio tarpo. Nes kairiai tu nematysi linijos, jinai trumpesnė, nes kitaip Aha, kad kažkur linija. nesimato, nes čia linija, pusė linijos nėra. Nu, linija va ten. Va prie mašinos. Jo. O tavo biškai turėtų siauriau būti, bet nestovi man linija. Ten arčiau turėtų būti, bet ir ta mašina labai arti žodžiu. O ten kaip pas tavį yra? Nežinau. Ir ten. Šalia. Nu, šalia. Nu, tada gerai. Gali tekti čia parkuotis, nesugalvodama parkuoti. Aha, žinau, koks jeigu suktų vietų čia yra. O dabar, kai išvažiuoju, kurią čia pusę posūkį man rodys? Kubiškai važiuoji po langą, žiūri, neįsibėgėjai, paprastai įsibėgėjai. Viskas ar čia? Mūsų vairas eik, sau, tai tiesiog vairas, nesakau. Bet čia taip lėtai pravažiuoja, kad čia reikėtų įsibėgėti, ją sustabdyti. Ne, nu trečią vis tiek būtų galima įsijungti. Aš nenoriu. Nu gerai. O čia reikia atnešti atsiprašau. Kaip? Atsimenu. Reikia, žodžiu. Tai dabar čia yra... Nu čia netvarkingas, tai dešinį kraštą, tai mes nevažiuotum pirmą. Man tvarkingas. Aš ten nelabai smagiai. O ką reikia dar sakytų? Nu, dar galėtum važiuoti, čia nėra baisiai. Ir atsakant, jeigu būtų susišalę, daug ten nelygų, nu jo, nevažiuoju. Kas toliau? Kas toliau? Į dešinę pasakyti. Turėčiau išjungti ir vėl parodyti, jo? Ne? Jo, bet nu juokingai dabar atrodo, žinai, jau prie pat buvo išjungai ir tada iš karto įjungai. Gerai. Nereikėjo, reiškia. Skersai stovinčių. Įdomu. Nu, va, pusvalandis važiavimo, 9 stovi. Viskas gerai. Posūkiai. Važiavimas į kitą juostą buvo, užgesimai 2 arba 3. 3, 4. 4. Negali būti. Taip, gali būti. Užgeso. Išvažiavimo prie Trumpas sankryžos. posūkis, padėtis važiuojamoje dalyje, užgeso, posūkis į dešinę vėlai, per petį užgeso, posūkis į dešinę. Ai, nu tai per Posūkiai, petį. užgesimai. O gali iškart į antrą. Gali, nes ten makatinga mašina. Čia miestas vėl susimažinti. Gerai, užteks. Šiandien kitą kartą važiuosim su navigacija ir daug geriau važiuosim. Dabar tai, koks įsuk žiedė, judam kol pas mašinos toli, matai? Gal čia paduok, kol nespėjo privažiuoti. O užsukus ratų būtų raganosis. Nu jau žiūrėk, tu šlipsi dažniau. Gerai, turite teisę pasirinkti maršrutą. Čia bus įrašas, čia nebus nuvažiuok vieną tašką, bus reikės važiuoti. Yra 3 įrašai, kurį nori. O, Choose your nežinau. destination. Pietinis, tai čia kur galim važiuoti ant pietinio. Nu tai kurį nori? Nežinau, bet kokią. Bet kokias Spaus? paskaitas. Nu nenoriu, bijau. Į centrą, aš nenoriu į centrą važiuoti. Tai spaus kažkur. Centras vienas. 16 km 40 minučių važiuoji. Čia rimtai. Artimiausias taškas. Tiek daug. Jo, aš tau tik sakysi, kai... Ne, tu nesakysi. Nieko Tu nesakysi. navigacija vadovaujas. Nu dabar čia išvažiuok vėl pro šviesoforą, nes rodys per tą susukimo vietą. Ai, tai Jo, pradėjome. dabar ten išvažiuosi, tada jau rodys navigacija. Reigarsinti klaidas ar nereikia?
pasukite dešinėn. Sustabdys tik, ne? Ką čia reiškia? Nu, labai žudėjai atsimatė, pasidaryk. Man atrodo, kad jeigu aš per vėlai, tai šito tai bus tada... Nu, čia nėra. Ne, kad taip staigiai sustabdysiu. Na, Tai kontroliuoji. kad... Понятно. 200 metrų važiuoti tiesiai. Tada pasukite kairėn. Važiuoti tiesiai. Tada pasukite kairėn. Trumpas posūkis. Per trumpas? Už 100 metrų pasukite kairėn. Tada pasukite dešinėn. Ai, nu, aš kažkaip tada... O kaip tu? Posūkis. Kairė. Ir galima klaidą prašyti paprastai. Per tolę, ne? Nuo auto. Nu, turi išlaikyti tokį atstumą, kad išeitų apvažiuoti. Jeigu jis sugesta. Ir ne per vėlgi, kaip kas nors įvystas. Nu, čia ne per tolę. Ačiū. Kaip šuo. Galvo. O, aš jau vėl juostus stoviu. Ne, važiuos. Daugiau įvažiuoju, biškis. Pasukite kairėn. Tada pasukite dešinėn. Nu, ir dabar mes išsivežėm. Dabar važiuojam. Kol ta neprilėkė. Važiuojam. Važiuoju. Ką? Gazas biškį. Aš jau, man jau tas vis gerai. Nes tu pataikys ne į savo juostą. Labai. Aš turėjau praleisti tą, kur sukas. Taip, juk matai, kad atvažiuoji. Ar nebematai? O, kad puikiai pratilpsim Ai, draugiškai. puikiai pratilpsim draugiškai, taip nebūna. Tau greičio nėra, jau tikrai nereikėtų bandyti. Jis tu teisų dar neturi. Turėsi, žinai, vėl bus kitaip. Egzaminuotas tikrai... Už 200 metrų pasukite dešinėn. Atsimink, visi išvažiavimai yra susiaurėję dėl sniego. Pasukite dešinėn. Ilgai. Ką aš... Ai, dėl jo Nu, dabar palik, bet ta prasme, kitas mes norėčiau, kad tai darytų kaip priklauso. Ilgą juostą, persirikėjai, išjungia ir po to vėl įėjai. Tai sakiau, trumpa juosta. Gal jos nebėra, iškart į gatvį važiuoji. O tai čia nėra pasukti. Būda tau 100 metrų. Tikrai ne 100. Pasukite dešinėn. Tada, kai galėsite, apsisukite. Ar tu tik klausais? Aš tik klausausi. Neužtenka. Kartais pasižiūriu. Oi. Užtenka būt. Ar neatleidau? Neatleidai. Čia... Reikės kažkur pasirinkus įvažiavimus ir formą daryti. Aha. Sau. Kava. Išlenta. Posūkis. Už 100 metrų, kai galėsite, apsisukite. Nu, toks lengvas. Netoliau savo 15 metrų nuo įvažiavimo, ne daugiau kaip 40 cm. Nu, dėl sniego gerai, bet šiaip galima truputį arčiau. Jeigu nebūtų sniego, jau akivaizdžiai nedaugiau kelių. Ir ką man tokia situacija reikia sustoti ir tiesiog leisti jam pravažiuoti? Jo, nes o taip tave sustabdys, kai jis negaus. O nesmė tai jis pats apatinė. Tai bet tavo priekis, žiūrėk, kaip užsimet, matai, užimam pusę gatvės. Nes ir šiaip siaurai yra. Supras, kad tave apvažiuoja tuo momentu. Ir kad turi stovėti laukti. Nu, jeigu jau ten biškį pasisukai, sustoji laukti. Gerai, čia būtų 6 klaida, tai yra kritinė įsikišimas. Tai forma. Tai
Tai va taip, kad nebūtų. Aha. Eigoje. Turi žiūrėti, kad iš kiemo nieks neišvažiuotų, kad nieks iš galo nevažiuotų, iš priekio niekam netrukdytų, siaura gatvė susiaurėjus, tai žinai, kad ypatingai atsargiai. 100 metrų pasukite dešinėn. Pasukite dešinėn. Metrų pasukite dešinėn. Trys keliai, tiesiai į kairę arba į dešinę. Jeigu į kairę pasuko, gali ten arba čia važiuoti. Jeigu ten į dešinę, vėl atgal į tą 30 zoną, kur mes ką tik buvom. Pasukite dešinėn. Bet jau tu buvai važiavus, tai tai neblogai. Tai nes mes šnekėjom, nu čia trumpai tai pavažiuoju, bet šiaip negali štai važiuoti. Tik įsitikinus, kad ką čia įsijungai. Pasitraukiau. Už 200 metrų apsisukite 180 laipsnių. Akseleruoja. Gazuoja. Tavo 10 posūkis. Posūkis ilgai ruokščių. Oi, kodėl šaunu į jo. Apsisukite 180 laipsnių. Visų pirma. Nu tai čia sustoj prie kamperės dabar tu man Ne, bet aš papasakok. nežinau, ką daryti. Taigi apsisukti reikia. Nesu Niekada? Tai būtinai šitoj skirtum skruostelelį yra. Tai yra, tai reiškia sukies aplink ją. Viskas. Nebūk turi kaip kiti. Neišlaikė egzaminą ir klausė egzaminuotą. Kažkas pasmirda, tai šitai šitai kaip nesankama. Kaip neišlaiko ir sako, neišlaikė egzaminą ir egzaminas sako, na va, toje sankryžoje jūs ten nepraleidot automobilio. Ir atsakymas iš to, kuris laikė egzaminą. Na va, mes čia su instruktoriumi niekada nevažiavom iš tos pusės. Toj sankryžoje iš dešinės, iš kairės, iš priekio važiavom, bet iš ten ne. Čia nepasiteisimas. Na gal kaip nors apleiskim tą juostą. Nes labai jau, nelabai netvarkinga jinai, tai net mokamus. Netvarkinga. Aišku, pamačius, jeigu jinai tvarkinga, tada reikėtų turbūt sugrįžti. Ai, dar nebet aš Ai, tvarkinga. Ai, tvarkinga. Tvarkingi. Tai ir sugrįžti. Nu, apsisukant, matei, kad mašina iš dešinės apašinė. Spėjom, nes su pirmo pavaro vėl. Aišku, kai slidu geriau su pirmo susukti. Dar galų, žinai, bet jeigu kero kelias, tai su antras. Skambinės paspiratai, kad susistokti. Baisi. Aš nuvežu maišą juodą šiukšlę. 120, man atrodo, labai. 10 metų. Ką vartuoji? Nu čia jeigu didelį bambalį. Tas karbonkėlės. Nu. Nu, čia kelias geras, ne? Gal tada Max gal. Tai ant tiek galiu. Max, nereikia. Nice, tai aš neturbūt nevažiavau tokius. Ir prieš tokius ten perės, jeigu šiaip mažai kai dairais, žinai, sunku įsivertinti, tai truputį ir susimažinti dar ir mažiau negu čia. Bet ne tiek, kad reiktų, žinai, su antrą pavarą. Nu arba jau matys jau vakar važiavom čia va, o šiandien jau susimapstų, tada nebevažiuojam. Skaudžius. Tokia trumpa šitą gatvę, tokia padaryta. Yra kaip yra. Tai dabar kodėl šitam dar? Gal su pirma važiuoti? Ne, tai su antrą, ne? O, tai čia kažkas nepažadėsiu, gal prisidirbau pati. Jo, faktiškai
Nu, telpam atrodo, žiūrėk. Aš labai norėjau tą pirmą Į lįsti. pirmą ir geriau, bet po tokiai situacijai gal tada jau ir nereikėtų lysti. Tai antrą tada jau sutvarkymų metu. Čia galėjau čia kaip tą sankirtą. Jo, nu tu nepersirikiavai sankirtą. Bet tu nepamiršk, kad važiuoja antrą juostą ir kad tau kairiau reikia laikyti sidazydį. Ir jeigu po antrą važiuoji, tai maloni, biškį padedi greitį. Jeigu dabar važiuoji nebe antrą, o per dviejų. Čia man dar kairiau laikytas. Tai gal jau tada jau ir grįžti reikėtų iš viso. Tuomet čia būtų geriausia. Labai, kas yra, gal čia linija. Sunku orientuotis, nieko nepadarysi, toks oras. Na, tai va dabar užreguliuojamos sankryžos, bandyti ieškoti gal bus vieta pasidaryti laisvai. Gal čia važiuoti visi. Alright. Mūsų mašina pagalba. Netilpsiu? Gerai, važiuoju toliau. Aš nesigaunu. Ar tilpčiau, ar netilpčiau. Su Volvo gali tilpti Nu, bet jau čia reikia matai važiuoti. Nu jo, bet į tą pusę nepataikys. Pats biškį išeina arčiau, bet va pagal tą pusę. Nelgas. Nu. Čia būtų išsuktas. Oi, labai prastokai. Taip nieko nepadarysi. Kaip? Nu, taip nieko nepadarysi. Ten labai plačiai. Viskas, baigiai. Ne, galiu dar kartą gal. Gali dar kartą, bet žiūrėk, 3 metrus nuvažiuosi į klaidą. Tai kem 6 minutės, bet kiek ilgai nevažiuosim. Pavarą. O, iškart geriau, greičiau, sklandžiau. Tada važiuosim pagrindinį. Tai va, kem 6 filmuojam, kokius įstatysim dokumentus reikia darys, kad tik jau tą dieną ateis. O, ne? Nu taip, reiks parodyti kamerą, kad tikrai pamatė, mane kažkas už tave. Tai va, tai 46 minutės filmuojam, klausimus išmok. Galiu kitą pamoką net paklausti jau. Ne, čia žinok. Ar nemoki dar? Nelabai yra ką ten mokintis. Ne. Aš manau. Tą tokį atsakymą aš girdi kiekvienas sykį. O kai paklausiu, dažniausiai būna, kad nekenam ir neatsakom. Aha. Nelysim, nes pirma juosta yra gan susiaurėjus. Tai gerai, aš laukiu. Nes jeigu kaip plačias gali juostos, tai galėtum taip ir naudotis. Na? O kam tu į antrą važiuoji? O tai nesakėt, kad labai... Biškį susiaurėjus, tai nereiškia, kad tau čia dabar reikia O tai kada tada aš turėjau laukti, kol visi pravažiuos ir nes galiu tu važiuoti įlysi, o jis važiuos antroji juostą įlysi ir dar nuneš mum priekį. Dėl to. Tokiuose vietose vis taip kaip darom. Antrą pavarą drąsiai važiuojam, o paskui ant startų. Nu va. Vau, antras įgėcimas šiandien. Nu tragiškai. Du yra tragiškai. Nu, va, nedaug. Nu kodėl aš taip lėtai? O kiek, gal nes nesakytų nieko. Bet vis tiek man nervintas toks... Nežinau, gal... Gerai, važiuojam. Nemiegam. Ką, 30 dar? O dabar man nebe 30. Pavaras.
Sankryža į kairę. Dabar jau reikia. Vat aš čia klausiau, kaip čia reikia daryti. Tai salėliai važiuok. Gerai, bet šitoj pusėje. Nu, būtent dešinė. Ir dar pavažiuok, nes medžiai užstoja vaizdą. Aš to matau. Aš nematau. Pakankamai. Spaust ant jo. Važiuok. Oi, va šitą aš neatkalbu, man šitas labai baisu. Teks. Langas. Trumpas posūkis. Kai į juostą būtinai parodai posūkį. Jos ilgai nesupampa. Taip, nu, nesispykite juostą važiuoti jau 100. Posūkis į kairę nebuvo parodytas. Nusavai paskui tą mašiną, kai tarpo buvai pasilikus didelį, nerodai posūkį. Čia tarčiau rodai. Kaip minėjau, nurodykit. Ant kelio dangos, jeigu neaišku, koks atstumas. Toli nuo tos mašinos buvo, tai taip pačiai sankryžai slitinio nepraleidai mašinos. Tai va, ant vienos vietos, taip pačiai gatvė 1, 2, 3, 4 klaidas. Toliau sankaba išlinta posūkį, kai sukom į dešinę formos, tą gatvę daryti. Tada kritinis įkišimas formą atliekant, reikia stabdyti, nes jas ir tuo momentu mašiną važiuoja. Tai turėtų palaukti, matyti, stebėti daugiau veidrodžių, atlikinėjant pratimą. Regitrių dažnai kabinės, kad per mažai veidrodžių žiūrit tik į dešinę, reikia žiūrėti daugiau, į galą, į ten. Nesilaiko atstumo nuo priekiai važiuojančio automobilio. Prie Bruklinos ten pravažiavom. Toli nuo stop ženklo buvai sustojus, daugiau kaip metras klaidą. Akceleruoji, kai sankaba išminta, pavara neįjungta. Toks atgazo tam dugnas. Posūkis ilgai, ten prieš apsisukimo momentais pasimetė, posūkis ilgai. Tada akceleratorius tam, sakykim, po 2 minučių tik laikas. Parkavimas, kritinė būtų, ne? Nes daugiau kaip 8 cm buvo, taip? Jau niekada nepalikti. Jeigu jau tarps didelis, 3 kartą įsykis, ne problema, geriau klaida negu kritinis. Užgesom, nu čia kaip bandė man patiek parkuotis, būtent vieną pasiparkavę, gal pas klaidas net nebūtų buvę. Per petį, 24 plus 20 gyvenamą zoną. Įvažiavai į gatvę, nepažįstamą gatvę, nuvok malonę, atkreipk dėmesį, pažiūrėk ženklus. Gyvenamų zonų nėra daug, kur važiuoji regitra. Ten viena, dar viena centre, ten kur vien pusėm parkavomės, kur ten tarps didelis buvo po dešiniam gyvenamą zoną. Tada šimšė. Daugiau tai nelabai kur. Nusipotkai. Ne, nusipotkai, normaliai. Aš nesuprantu rašto pas... Nesupranti? Čia trumpiniai parašyta, bet to neįskaitysi. Trumpas posūkis, Nu, kas čia? 24 plus 20, Ai, per tai petį, kaip užgeso, atrodo. parkavimas. Ir aš nerašau, kai šalia sėdi. Va taip. Kaip patikrinti ABS-as veikia? ABS-as? Turėtų rodyti irgi. Ne. Jo, vienos mašinos ABS rodo. Turėtų rodyti, ne? Aš manau, kad turėtų, jo. Nieko nerodyti. Ne. Kai mašina, kai jungi degimą, užsidega kontrolinės lemputės, tarp jų ir ABS indikatorius. Tai reiškia, kai užvedinti ir užges. Jeigu neužges ABS ir degs toliau, reiškia, ABS neveikia, jau nebus stabdant kontrolės vairu. Tai va. Kažkokia katinas laukai. Čia ne mano barai, čia gaučiau katinas laukai. Turi katinas? Neturi katinas? Turi, bet laukutė ne. Na, gerai. Koks turi būti padangų rašto gylis žiemose? Žiemą yra mažesnis kaip 3, vasarą 1,6. Koks turėtų stiklino? Kažkas mano metu yra. Ta nepamiršk padangų slėgis. Specialių rašto gylio matuoklius, slankmačio arba liniuotės. Ok. Tai ką, važiuojam 3-7 minutės. Be kalbų. Nu, kaip per įskaitą. Aš sėdžiu ramus kaip balus. Nekomentuoju iš vis. Klausimus tai pasikartok. Aš specialiai dar tau priminiau, kaip taikomos tolimos, nes per egzaminą tą paklaus dažniausiai neatsako. Tai man kada pats sakysi, ne? Nereikia, ten įteliginis automatika. Ai, jūs sakysit man informaciją? Ne, navigacija? Noris navigacija? Norėčiau, Ne, viskas gerai. Važiuojam kaip per įskaitą. Net ir tokiam pirmai įsirašyti turbūt kaip įskaitą. Nu dabar į dešinę. Tai jau, sakykim, parkuotis, dar čia nuliuojam tą parkingą, dabar nuo čia pradedam. Tai dar kartą reikės parkuotis.
Parkavimas pagal nuotaiką. Jūsų ar mano? Mano. Nu, įstrižai tai yra tai, kada parkuojamas per įskaitą, bet nelabai kur yra. Į dešinę, statmenai arba lygiagrečiai. Jeigu matysiu, kad gatvės normaliai pareitas, tai dažniausiai lygiagrečiai parkuojamas, nes sunkiau. Tai kairė. Sunkiau, nes jums reikia išmokti. Dabar į dešinę, o reguliuojama į kairę. Gerai. Atsargiai, žiūrėk, jis nepareidėtų tau. Pati pradėjo Bet aš negaliu taip sustoti irgi. Nu, nieko nepadarys. O jis tavęs lauk. Tavęs lauk. Žiūrėjome. Ilguojas karpuoja, reikėtų nepamiršti tos dar kartuoti. Gerai, mes pasuksim į dešinę dabar. Važiuojam čia į šitą aikštelę, į dešinę ir iškart vėl reikia sukti į dešinę, čia į tą mažytę aikštelę. Mažytė mažyva paskui tą automobilį. Ta maža aikštelytė. Ne šiaip sau pasakiau mažą. Gal mintis būtų ir žinai. Reikės lygiai greičiai besiparkuoti. Čia šitoj pusėje, ne? Galim pradėti tarp dviejų mašinų. Ar būnai tarp dviejų mašinų? Nesvarbu, pasimuoti ten paskui. Labai super. Labai Jau taisimės. A ne? O dabar jeigu vėl atgal į... Nu tai gerai, tai daryk. Gerai. Judėk. Kažko. Važiuoji. Neįbraukiai mumis. Parkuoti. Kaip bet nereikėjo išvažiant padėti? Gal reikėjo. Nu, toliau į dešinį iš aikštelės išvažiuojant. Sakas irgi dešinį.
Ištisinė. Visą krizinę. Ištisinė. Sakiau atsargiai su dešinė. Čia yra stotelė. Tiksliau, gal čia net nebeatsimenu maršrutį juostą, gal net skiriasi. Į ją negali važiuoti, ar iš ištisinė kairė? Labai kairė? Dabar kairė. Man tai ištisinės negali būti. Persistengtas sustabdyti, žinoma, visai. Jo. Nu, vis tiek atrodo, kad Toliau reikės suktis. Ne? Gerai, aš dar mažai įsivežiu, tai aš sustoju. Ir petiš. Dabar tai supos? Pasikraudavo. Ai. Jo. Galim čia nepadaryti. Reguliuojamoje sankryžoje į kairę. Vieną kartą pažinėjai per petį, tai buvo neiškas. Kiekvieną kartą. O reikėjo bent 3.
sankryžoj į dešinę. Šiek tiek veiklos pasiūlymų, ką galėtume įdomus nuveikti, o ne niurlių palangas. Lietuva laikrodžiai rodo apie 5:02, tai reiškia, kad prasidės netrukus paskutinė laidos valanda Power Hitų, kol kitas hitas komandiruotėje ryto laidoje. Tai norėjau tik akcentuoti tai, kad visai netrukus ilgai svarstymą, kas ten Deliukė, galėsite skambinti studiją. Tikrai įdomų žaidimą dažniausiai būna, nes jūs tikrai pasistengėt ieškoti kokio įdomesnio daikto. Turėjome fotoaparatų, juostinę fotoaparatą, baterijas. Kurie rašys spėjimus į Messengerį, o prizas tikrai labai geras, tai yra 2 bilietai į Deboros Delubos koncertą, kaip žiūrės pirmą dieną Litexpo Vilniuje. Jeigu mėgstat techno muziką ir norit pamatyti įspūdingąją Deboros žaidimų pristatymą, kurių metų topus tikrinsime. Kalbant apie siūlymus topus, čia Max Taylor, Breathe Pride ir Breeze 2000. Graikija 2000-ieji. Jos remixas Max Taylor ir Reworkas. Šiaip neturėčiau gal atsimti. Nereikėtų. Nereikėtų, ne? Na, čia tas apsiminė. Bet mašinas, tu taigi neparodai geltonai. Tai aš jau vėliau apsibrausiu, bet irgi už tai gali klaidas rašyti. Gali. Tai vienas bėdas. O tai kai sniego nebūtų biškai platesnis, aš tiesiog anksčiau matytus. O dabar, kai sniego yra, taip atrodo. Kaip vidurį važiuoja? Gal nelabai. Gal čia kokia. Čia irgi klaidas. Ką? Oi, bet tai rytas. Oi, atsiprašau, negrįžtam niekur. Taip važiuoja, grįžt reikia prie ten. Tai čia, man bus salė už perėjos, už kalniuko, vėl platu bus. Tai va tada ir sugrįžt. Visko. Nestabdyk per daug, čia bėgiu iki 20 metų. Ir važiuojam, važiuojam, gazą. Nu, tai va koks tarp prekaštų dirba. Galiu graižti, kada Nu, tai žodžiu, gerai, šaunam tiesiai, dar gal pasiparkuosim, o dabar būtum grįžę ir baigę įskaitą. Sveikinimai, sveikinimai, dar čia vieną klaidą čia užrašykim, kur mums čia buvo, kai gatvėje posūkis apvažiuojant, padarėte 9 klaidas. Jeigu ne ta 9 būtų išlaikyta, ne? Nebūtų. Ne 8. Bet, po 8 kažkur įsivėlus ir pasiklydus kritinė klaida yra. Jeigu ne kritinė, taip tada. Taip. Taip. Na, pagrindinės klaidos. Nesižvalgymas. Taip. Užgesimas 1. Delsimas 1. Nu, ten su tuo užgesimu, tai nes nelaiku nespėjai numint sankos. Nebuvo, kad pajudam kažkur, kad mestum, ar greit paleistum, tiesiog.
Prieš keičiant pavaras, aišku, vietom norės, kad greičiau gazą daugiau paspausti. Toli, ypač į kalną, kai važiuoji. Čia ant viduko kur? Ne, ant viduko ant baltose? Ne, ten kur po stop ženklų į kalną pakėlė. Tai pusėvelė buvo, greičiau. Nu, stop ženklas iš zonos išvažiavai, ten paskui tą kalną, žinai, biški norėtų daugiau, nes į kalną važiuoji, neužtenka, kaip lygiam keliai paspaudži ir nevažiuoji. Į kalną reikia daugiau. Понятно. Aikštelė, galim užvažiuoti aikštelės, tai būtų pasiekti. Į šitą? Jo, galime ir šitą. Nu, jau dabar ten. Reikiuotis, tai čia. Nu, tada mes jau susim čia panašu. Taip, vėlsimas buvo galima pravažiuoti, tam pramėluoji šiek tiek. Toliau, per petį. Čia ta baisi gatvė ta. Ne, dar ne. Nes prieš ištisinę čia buvo, kur užvažiavai. Čia dar prieš tai buvo. Na, gerai. Pagalvoju, net kurį vietą. Gal kai darau, tu tada formą, kad nežinau. Dviem pusėm eisime per petį. Nu jo. Paskui vėl buvo per petį, jau toj gatvėj buvo. Tada toj pačioj gatvėj važiavai ilgai antrą pavarą, ieškokis vietos parkuoti. Ilgai antrų bėgį važiavai, ten toks mašiną neįsijungi niekai trečios. Tada vėl buvo per petį. Tas petys. Čia ta baisi gatvė. Čia tik tais 3 klaidos toj vietai. Ilgai antrą, kas buvo galima trečią įsijungti, ir tada du kartus per petį. Čia aišku visur dešinės turėtų. Ir čia va, kur statybininkus įvažiavom, ten, paskui jums kalbėjom, tai nieko neberašė, bet ten iš tų pradžių vienu vietai galima buvo posūkiuotis, galvoju, tai jau padėti blogai buvai pasirinkti. Važiavai vidury, o paskui jau Ai, nu tai aš pats nesuprantu, kad čia nereikia Nu, šiaip visai neblogai. Vienas klaidas, vienas vėl skaitinė. Jeigu ne per petę, tai iš višau nevažiuotum, žinau. Man? Nu, kaip Marytė atsimenu sakydavo. Neatsimenu. Bet dabar iš ispaniškų serialų. Nepamiršau, reikėjo įsirašyti. Per petį 1, per petį 2, per petį 3, 4 klaidas, mes 9 minusuojam. Lieka tik 5, jeigu nekritinį, tik 4 klaidas. Vieną dieną tikrai apsišypsiu. Tiek mane variniai. Žinau, kad tu man juokauji. Ne, čia neturėtų. Nu ką, tu važiuoji? Nu, tai tu pati pasirinkai tokį parkavimą. Važiuoja, viskas gerai. Jo, tu pati pasirinkai ten pravažiavimus ir, žinai, pagrindinis. O, dabar juostas yra. Vau, juostas yra, ne? Aha, toks nematytas daiktas. Tai va, nu žiūrėsi, kaip čia viskai paseksis. Ten gal net neparkuosime, šiandien važiavom po ten, bet va ten gali būti per egzaminą įvažiuoti. Kur? Į Bruklino aikštelę ir paskui liek pasukti dešinę. Tai buvo visai neblogai nustresavai kažkaip. A, rimtai? Ne, tai A, jo, matau. Ten persimažti. Nu, man čia labai gerai. Ne, tai kaip visi. Gerai, mes važiuojam kitomis. Ne, pabaigai. Ne, patiko. Mes čia gal ir mačiau tik čia gerą juostą ir... Čia didesnė. Atrodo, čia mažesnė. Klaida. Viskas rankim ištraukti. Iki dabar buvo klaida. Nu vis dar klaida. Daugiau kaip 5 centimetrų nuo galo. Jo. Nuleidi veidrodį ir padarai, kad būtų ties pusę ratų. Nėra ties pusę ratų. Mes turim biškį laiką. O, jo, gerai. Gerai, važiuojam. Tai tu pabaig man pastatyt. Dar gerai pastatyti? Pavažiuok atgal, kad tas aš noriu, kad pastatytum normalią atstumą nuo galo. Nu, tai dabar paskyrė veidrodį. Aš kaip laukiu pavasario. Oi, kaip aš liepsiu visiems lipt laukai žiūrėti. Neprivažiavai lipt lauk. Neprivažiavai dar kartą vėl išlipt lauk. Per daug pravažiavai, vėl pavažiuok kaip reikėjo išlipt lauk. Kaip aš laukiu. Dabar kažkaip gaila, žinai, jūs čia varinėti, nes šalta. Gal net biškį per toli galiu pasakyti. Tai tu nestovi ant linijos. Stovi ant linijos? Ne klaida. Gerai, galiu iš naujo. Ne, negali padaryti, kad būtų gerai.
Jie taip sunku pusę rato pamatyti. Nu, tai buvo ir va dabar. O dabar tai. Ne, čia tarpelis neatrodo baisiai didelis. Bet paskui ten palei paknynė. Nes tai gerai, sunku, kai yra kitais Va taip mašinas biškai šalia. kaip veidrodį matom savy. Jo, aš va taip panašys tą mašiną. Biškai gal taip tavo pat didesnį kažkaip ten. norėjau. Nu, išvažiuojam, pasirink kitą vietą, prisiparkuok. Aš ieškau dabar gal, kad vėliau nevažiuot kur nors. Tai blogai, ta balta mašina stovi. Važiuok biškai arčiau jos, nedarykim kaip jinai stovi, nes matai labai sunku kitiem pravažiuoti. Stovi čia labai blogai. Taip, na, kaip sekėsi? Blogai. Blogai? Tai išlaikė ar ne? Ne? Gal taip, ne? Žinau, kad klaidas padariau. Ką? Žinau, kad klaidas padariau. Nu, pavyzdžiui. Nors pasakysiu aš gal. Taip, padarei 7 nekritinės klaidas, įskaitai ir išlaikytai vertinimas 6. Nu, norėtųsi ir daugiau parašyti, bet kad klaidų 7. Šiaip sakyčiau, vairavims gal ir daugiau vertinčiau, bet 7. Tai. Taip. O gal užgesinti mašiną? Būtinai. Taip, klaidos. T forma. Aikšteliai viskas gerai, klausimus atsakyk gerai, ten išvažiavam gerai. T forma atliekant per plačiai buvo. Toliau, rikiuojantis kažkurį vietoj. Ai, Pramonės gatvėje į kitą tą juostą įvažiuojant per pietinę pasižiūrėjai. Kai Nu, važiavome palei linijas, į Kanapių gatvę, kai įsivažinėjom. Toliau, ten gyvenom toj zonai 30, pasukom į kairę, vienpusį viskas gerai, pasukom vėl. Nu, aišku, nereikia tiek žiūrėti iš gatvės, nu, kas dešiniai kairiai užkrips ant vairo. Nu, žiūrėjimas yra geras dalykas, tik tiek gal labai nereikėtų. Bet va tą gatvę visą kelią važiavai pirmą pavarą, nors buvo galima ir antrą važiuoti. Sniego daug, bet tikrai nebuvo tiek, kad galėtum su antru vykti važiuoti. Toliau, greitis posūkyje netinkamas. Už regitros važiavom, jau net jautės, kad tempia kažkiek. Nu, tai čia klaida pasižymėjau, kad nu, biškai, gal mažesnį greit reikėtų pasirinkti. Tada nepilnai jungia pavarą, kad antrą čia šokinėjo daužės negerai. Tada akceleravimas, su akceleratorium darbas netinkamas, spaudi gazo, kad sankabos nekeli, nu negerai. Bet čia pačioj vietoj. Taip, pačioj vietoj. Nu, paskui vėl gale pačiam pagrindiniam kely važiuoji, aš net patikrinau, ką aš tam dariau. Žiūriu, kur sankaba posūkį išminta, tai čia yra klaida. Tai va tokios klaidos, filmavimą baigėm, įskaitą išlaikyti, vertinimas 6.